Sveiki visi BT remonto žiūrovai. Pastebėjau turbūt, kad labai mažai dabar mano kanale video. Tai yra viena priežastis, tai kad šią vasarą manęs Lietuvoje nėra labai daug. Tai ir video nėra labai daug. Visų labai atsiprašau. Tai šiandieną padarys tokį trumpą video, kuris turbūt vadinsis kaip atostogos išgelbė mane nuo sukčiaus. Taip, teisingai. Kadangi Lietuvoje manęs nėra daug, nesuspėjau paimti vieno objekto ir labai džiaugiuosi. Papasakosiu toliau. Pasidarykit pagert, pavalgyti. Važiuojam. Na ką, pradėsim. Gal viską idealiai neprisiminsiu, nes tai buvo prieš mėnesį, bet po truputėlį. Ir tiesa, sorry, barzda net nesiskutus, nes nebuvo laiko. Vis laiko nėra nusiskust. Užsiėmęs, matai, labai. Ok. Prieš kokį mėnesį man skambutis, dar buvau Lietuvoje. Gavom rekomendacijas iš jūs, kad dirbat santechnikų, galit pagelbėti. Lietuvis skambino. Sakau, gal galiu, bet aš Lietuvoje labai trumpai reikia, jeigu kažką reikia konkrečiai, sakykit, tarėmės. Sako, aš labai daug objektų turiu, duosiu darbo, žinok. Tai rekomendavo kaip gerą meistrą. Sakau, viskas ok, bet aš Lietuvoje labai trumpai ir išvažiuoju. Po to vėl grįžtu ir vėl išvažiuoju. Tai sakau, kažką reikia, galiu vieną objektų kažkokį tai ir pagelbėti. Tokių skambučių tikrai būna gauni nemažai. Tipo klientas sako, duosiu darbo, labai daug turiu. Bet tai aš manau yra tokių keletą priežasčių, vien tik tam, kad tai privilioti, nes kada reikia staigiai objektą pabaigti, kad privilioti, užkabinti, kažkokį kabliuką pagauti. Ir kitas variantas, kad padarytum nuolaidą. Kad padarytum nuolaidą, nes tipo, žiūrėk, aš tau duosiu darbą vieną, po to duosiu darbą kitą, tu man duok gerą kainą. Aš sakau, žinot, aš Lietuvoje neilgai nebūsiu, tai man kainos tos geros aš tikrai neduosiu, nes turiu keletą dienų tik Lietuvoje, sakau, kažką reikia, važiuojam, konkrečiai tarėmės ir žiūrim, kiek galėsiu, tiek pagelbėsiu, jeigu iš tikrųjų reikia. Tai vat viena, aš Lietuvoje turėjau būti kažkur prieš išvažiuojant iš jos 3 dienas dar, per 3 dienas kažką galiu pagelbėti. Tai vien žodžiu, nuvažiavau į objektą, būtas, daugiabutis. Ir kokie stebuklas, susiradau savo pažįstamus tenai, apdailininkus, jie jau ten dirbo. Šeimininkas sako, žiūrėk, reikia santechniką padaryti visam bute. Sakau, viskas ok, bet žinot, čia kadangi daug darbo, tai aš nesuspėsiu per 3 dienas viską čia atlikti. Tai darom taip, aš superku medžiagas, visko atvežu, palieku, kad būtų greičiau. Po to grįžtu, po savaitės į Lietuvą, turiu ten savaitėlį kažkur tai plius minus. Ir vėl išvažiuoju, per tą laikotarpį aš tau jau, kadangi bus viskas prošti, įrankiai, viskas bus suvežtas, sakau, atvažiuosiu viską greit, įrengsiu ir okei. Taip ir sutarėm. Bet atvažiuos namo šitą, naujus klientus pragūglinu, pračekinu juos pagal numerį, pagal ką, per savo pažįstam, savo kuris jį gavot, numerį, iš kur tą kontaktų su žmogaus turit. Vienu žodžiu pradėjau domėtis, pasirodo, kad čia nefiga ne jo būtas, jisai ne šeimininkas, o jisai tiesiog supčikas, samdo meistrus ir jie dirba. Ir man pirmas skambutis buvo, kažkas ne to, sako, kad mano būtas. Tai vat sako, kad mano būtas, o iš tikrųjų ne mano būtas, jau kažkokia melagieną. Tai galvoju, nafik, kol kas nepirksiu šitų medžiagų ir nevešiu įrankį. Maža kas, kažkokia tai vidų jau kirba, kažkas ne to. Galvoju, grįžti tada. Vien žodžiu, pabuvęs šiltoje Italijoje, atostogavau truputėlį, nes pas mus vien tik lijo, depresija užėjo ir žinokit, išvažiavom, nusipirkom bilį, išvažiavom, atostogavau truputėlį. Che cucagna! Italija! Che cucagna! Antonio Cupido, auto bum. Jeigu jūs dirbat, tai aš už jūs paatostogausiu, nepergyvenkit. Tai vat grįžus, pradėjau skambinėti, nes staigiai reikėjo buvo mestis į darbus, nes vėl manęs laukia kelionė. Ir ką jūs galvojat, skambinu, abonentas, ne abonentas jau gaunasi. Kažkaip keista.
Nu, parašau žinutę, nieks neatrašo. Nu ką, tada skambinu savo tiem pažįstamiem meistram. Ir žinot ką? Meistrai sako, bitai, kad mes savo darbus ten atlikom. Ne visus ten, tam tikrą dalį darbų atliko. Ir dingo tas žmogelis. Dingo užsakovas. Aš sakau, žinai, aš kiek praguglinau, kiek pasižiūrėjau, kad lygtais kaip ir ne užsakovas. Jisai lygtais kaip ir ne šeimininkas. Ir vienu žodžiu, ką jūs manot? Po ilgų paieškų, po savaitės atsirado tikrai šeimininkas, kuris užsakinėja tos darbus per tą, taip sakant, prarabą. Jisai jam davęs jau avansai buvo davęs avansą 2800 už, kad pradėtų darbo meistrai. Tie meistrai darbą pradėdinėja, jis vakarai sako, aš važiuodavau su tuo prarabu, susitinkam, raktus jisai turi, viską. Tas prarabas sutikdavom būtėjais, matė, kaip darbai eina, sako, aš jam padaviau 2800 ir sako, tom viskas ir baigėsi, dingo. Tepės lydės kol kas, jau kiek mėnesis praėjo, kol kas nei šeimininkas, kaip šeimininkas tai realiai kaip ir gavo kažkokį darbų, atlikti darbai yra, tik faktas nežinia, ant kiek jisai dar ten sumokėjęs, ant kiek tie pinigai už atliktus darbus patys, savai, kaip pasakyti, ant kiek jie atlikti už tam tikrą sumą. Tai šeimininkas gal kažkiek nukentėjo, gal nedaug, aš nežinau, kiek ten buvo sutarę, nes aš su santechnika buvau sutaręs su pilna įranga, su visko 1400 pilnai būtų įrengti. Tai gerai, kad aš nepasimoviau, nei kiek aš nenukentėjau, o mano meistrai nukentėjo ant savo darbų. Vienu žodžiu, 2 savaitės dirbo už ačiū, galima sakyti taip. Taip, jie ten paėmė kažkokį avansą apie 300 eurų. Dviese ten dirbo. 2 ar 3. Dabar aš negaliu pasakyti, aš mačiau objektyviai kelies, bet man atrodo, ten 3 gal net buvo dirbę. Tai vienu žodžiu, vienintelis šitoj situacijai kol kas yra išlošęs tai tas prarabas. Bet ant kiek jis ilgai taip gyvens, tokiam apgavystėm nežinia. Kontakto aš jo neturiu, tik tai telefono numerį. O kaip mano pažįstami, ten tiesiog mano pažįstami. Ne draugai, niekas, o pažįstami, kadangi objektus susipažinę su vienu su kitu, taip kontaktas apsimanai ir bendrauji, žinot, tai jie mano kontaktus būna duoda, aš žinau, kaip jie dirba, aš jų kontaktus būna duodu, tai jie mano kontaktus jam ir buvo davę, tai gerai, aš iš tos balos išlipau sausas, visiškai sausas, nenukentėjęs nei kiek, bet vien tik dėl to, kad pas mane buvo nosies atostogos, o šiaip būčiau supirkęs medžiagas, įrankius, dar nežinia, kaip su tais įrankiais būtų buvę. O mano tie pažįstami tai įrankių neprarado, nes jie pamatė, kad jų čia ragai kažkokie, tai sako, mes sustabdė savo darbus ir pasiėmė įrankius ir išvažiavo kitą objektą. Turėjo kitą objektą, tai išvarė kitur dirbti. Sakė, pakol neatskaitysime šitą objektą, toliau netęsim. Tai tas tuom ir kol kas ir užsibaigė yra. Pabandysiu paskambinti, paklausti, kaip jam tenais sekasi toliau ir žinant, galbūt išleisiu antrą dalį. O kol kas tokia situacija, kad jie be pinigų, ant ledo, aš nieko nenukentėjau, tiesiog, kad jums šitą situaciją apibūdinau. Galbūt būsiu Lietuvoje, bus antra dalis, aš jums nufotkinsiu bent jau tą namą, kad įsivaizduotumėt. Galbūt padarysiu antrą dalį. Tai galbūt tuos meistrus pafilmuosiu ir jie savo komentarą irgi duos, jeigu nesurasiu ir neįsiaiškins. Galbūt galima bandyti ieškoti jos, bet per tą šeimininką, kur išsakinėjo, bet jis irgi tik tai lygtis, kaip ir tik telefoną jo turi to prarabo. Per ką surado, nežinau, man atrodo, per Facebook grupę, man atrodo, surado. Taip atostogos išgelbėjo mane nuo kažkokio sukčiaus. Ir dėl to manęs Lietuvoje dabar mažiau ir yra, dėl to, kad sukčiauja, blemba ir tokių situacijų nemažai. Nemažai tokių situacijų. Aš kaip stebiu tenais visokius tokius kaip Žilvino stogai, po to visokius gipsasus, tropą, pradedu lietuvius stebėti, tai matau daug, pradeda pasakoti savo situacijas, savo konfliktinės situacijas su užsakovais, netgi ir žiūriu, kad situacijas kiekvienais metais blogėja. Tai tenka ir man kai kada palikti Lietuvą, išvažiuoti kažkur, tai
ir užsiimt darbais sunku. Va dėl to aš pabiškį ir persimetu ant reklamų gamybos, užsienio portalam visokiem, video reklamas tokias pradėjau pabiškį kurti. Nėra ten taip, aišku, ir iš tos pusės irgi visokių sukčių yra, bando mano kanalą nulaužti, mano prisijungimų kodus, sako, mes norim su jumis bendradarbiauti, sako, atsiunčia dažnai mailus, tai vat, ir iš Ukrainos, vat, paskutinį kartą bandė iš Ukrainos nulaužti mano kanalą irgi. Atsiunčia, norim bendradarbiauti, prisijunkite prie mūsų, kad pareklamuotumėt, prisijunkite prie mūsų tinklalapį, pasižiūrėkite, išsirinkite prekių, pareklamuot galėtumėt savo auditorijai, tai vat, ir ten biški sukčiai yra, bet galim prasimonitorinti nesunkiai, internetas yra, galima sunkiai neprasimonitorinti. Taip, jie sukčiai labai dabar moka slėpti, gražiai užmaskuoja. Su manim buvo susisiekę GoPro komanda, bet aš galvoju, aš per daug mažas blogeris, kad pati GoPro su manim susisiektų. Gražiai kanalą buvo padarę viską. Sako, užsakykit per savo tinklalapį, užsakykit. Aš jums įmėsiu turbūt, galbūt, jeigu galima bus, įmėsiu laišką jų į video trumpą, kaip jie man buvo parašę. Susisiekite su mumis, išsirinkite prekių, dar mes jums pinigų sumokėsim, bet man kažkaip buvo keista. Ir buvo ant laiško apačioj buvo parašyta, niekam tik nerašykite apie šitą laišką. Nu čia visada jau sukčiai taip yra, tai sakau, kažkas ne to. Tai va tom ir baigėsi. O naktį bandė prisijungti per Amazono mano paskyrą. Ir žodžiu, yra ten sukčių, bet Lietuvoje tai taip įveidė, nebijo susitikti su tavim, užsakyti darbų ir po to nesumokėti už juos. Tai va, dėl to aš pavargstu nuo tų statybų, reikia kažkur kitur persimest. Pabiškį pradedu vėl fotografuoti. Tai tiek, chebra. Tiek. Pasidalinkite komentaruose ir jūs apie savo galbūt kokį nors įvykį atsitikus su jumis. Bus įdomu paskaityti. Kadangi man čia truputėlį liūdna, pasilgęs visų, kokią dar savaitėlę ir grįšiu į Lietuvą. Toliau tęsiu darbus Lūšnoj, jie kol kas yra sustabdyti, užkonservuotas mano Lūšnos namas, sustabdytas. O toliau žiūrėsim, rudenį, spalio mėnesį jau konkrečiai, manau, galvoju, grįšiu į Lietuvą, trumpam įsidarbinsiu iki vasaros, o po to žiūrėsim. Gerai, chebra, nenuleidžiam nosies. Sakau iki. Koks nuostabus, gražus vakaras, ramus vakaras. Vakaras su kava.